Sveiki, aš esu Jurgita, mano gestas toks, norėčiau pristatyti vertėją ir taip pat gestų kalbos televizijos projektų vadovę Agnę. Nuo ko prasidėjo gestų kalbos televizija? Norim sužinoti, nuo ko prasidėjo gestų kalbos televizija, kas ją sukūrė, iš kur ta idėja kilo? Tai šitas projektas startavo praėjusiu metu, tai yra 2012 metų kovo 15 dieną. Prieš šį projektą aš su vertėjomis susipažinau Aukštaitijos televizijos verčiamojo laidoje 2020 Europos strategija. Tai buvo tiesiog Aukštaitijos televizijos iniciatyva į šią laidą įtraukti gestų kalbą. Taip mums pavyko susipažinti ir kada pasirodžius su laidom eteryje, sulaukėm labai didelio atgalinio ryšio iš kurčiųjų bendruomenės, kad ta laida buvo žiūrima, visi diskutavo apie tai, kas joje yra rodoma. Ir bebendraujant su gestų vertėjomis, tiesiog sugalvojome, kad Lietuvoje tokio dalyko nėra ir kad būtų labai smagu pabandyti įkurti tokią televiziją, nes poreikis Lietuvoje yra tikrai didelis, tačiau tiesiog trūko iniciatyvos. Tai mes buvom tokie pirmieji. Tai man pavyko prikalbinti 2 savo kolegas iš mano darbo. Tada pasikvietėme vertėjas, visi susėdome prie vieno stalo, aptarėme galimybės, kaip visą tai padaryti ir tiesiog priėmėm iššūkį. Puiku, mes džiaugiamės. Lietuvos kurtieji labai laimingi, kad turi tokią gestų kalbos televiziją, kad ji buvo pradėta taip vykdyti ir dabar norim visi išsigando, kokios problemos, dėl ko dabar gestų televizija yra uždaroma. Iš tiesų, tas sprendimas uždaryti šį projektą buvo priimtas todėl, kad mes pamatėme straipsnį LKD puslapyje, kuriame buvo parašyta, kaip vyko svarstymas finansinės pagalbos mums. Ir tame straipsnyje buvo pateikta labai daug netiesos. Mūsų nuliūdino net tas faktas, kad mums neskiria prašomos paramos, nes iš tiesų ta suma buvo juokinga, 2500 litų, tai ta prasme ne piniguose, čia yra esmė. Mūsų labiausiai liūdina tas faktas, kad mes metus laiko, negaudami jokių pinigų, gaišdami savo laisvalaikį, dirbdavom šeštadieniais, sekmadieniais dirbdavom. Ir, mus tiesiog šmeižt pradėjo, galima sakyti taip. Tai, ką mums daryti, stengtis, jeigu kažkas ant mūsų, kaip sakant, pila negerus dalykus mum ant galvos. Tai taip, pagalvojom, kad jeigu kurčiųjų draugijai nereikia šio projekto, tai galbūt mes dirbom be prasmės ir gal taukojam savo pinigus ir laiką. Norėčiau dar paklausti, ar galite trumpai papasakoti, koks tai buvo šmeižtas? Visų pirma, mane labai skaudino žodžiai pasakyto, nepasakysiu dabar pavardės, kas ten tai pasakė, bet kad parama gali būti skiriama tik tokiam projektui, kurio nauda yra aiškiai matoma, tarkim, patiem kurtiesiems. Aš manau, kad mūsų projekto nauda yra labai aiškiai ryški, jo labiau, kad tai yra netrumpalaikis projektas, mes metus laiko dirbom ir nereikėm niekur, neprašėm jokių pinigų ir visi džiaugiasi, manau, kad jisai buvo. Antras dalykas, tame straipsnėje buvo informacija, kur minėjo, kad norėdami gauti paramą, mes turėjome prieš pradedant projektą kreiptis į LKD, prašydami vos ne jų sutikimo, kad leistų mums šį projektą vykdyti. Lietuva yra laisva valstybė ir niekas, tie patys ne visi kurtieji priklauso kurčiųjų draugijai.
mes turim teisę savo iniciatyvą daryti tam tikrus veiksmus, kurie yra iš gerosios pusės, kurie tie veiksmai yra ne kažkokie negatyvūs. Dar vienas faktas, kas mums labai nepatiko, tai buvo parašyta, kad TV3 televizijoje verčiamas laidas inicijavo būtent LKD. Tai yra visiška neteisybė, nes mes pirmieji praėjusių metų rudenį kreipėmės į TV3 televiziją, prašydami, kad mums leistų versti Beatos virtuvės laidą. Važiavome į susitikimus, derinom, ką mes galim padaryti geriausiai ir jie sutiko nuduoti tą laidą. Kada mes išvertėm visas laidas Beatos virtuvės, tuomet LKD kreipėsi į TV3 televiziją mums net nežinant. Tai prasme, jie net nesikonsultavo su mumis ir panašiai. Patys TV3 pasiskambino man ir pasakė, kad yra toks kreipimasis ir kad vyks susitikimas. Tai jie pakvietė kartu mane dalyvauti tame susitikime, kad galėtume tiesiog bendrai apspręsti, o ne už nugaros mums, praminusiems takus, būtų priimami kažkokie tai sprendimai. Tai būtent TV3 televizijoje paaiškėjo, kad jie nori versti laidas LKD, viskas iš tikrųjų sveikintina iniciatyva ir mes tikrai buvome už, kad tokių laidų būtų kuo daugiau. Bet paaiškėjo, kad TV3 duoda tas laidas nemokamai versti, jie tikrai sutinka bendradarbiauti, bet kurčiųjų draugija neturėjo, kas nufilmuoja ir sumontuoja tas laidas. Tai TV3 televizija sutiko jiems suteikti šią paslaugą už pinigus. Ir kuomet mes darėme visą veiklą ir neprašėme pinigų, nes žinojome, kad tikrai skurdžiai gyvena tokia draugija. Tai mums pinigų nieks, kaip ir sakant, nežadėjo, nesiūlė ir panašiai. O kada TV3 pasakė, kad už šias paslaugas filmavimo reikės mokėti, tuomet LKD pasakė, gerai, mes imam versti laidas ir mes susimokėsim už jūsų teikiamas paslaugas. Tai mums iš tiesų buvo šokas ir mums principo reikalas neleido toliau dirbti nemokamai, kuomet LKD turėjo pinigų susimokėti. Ir mes tam laikui nutraukėm bendradarbiavimą su TV3, nes žinojom, kad atėjo LKD filmuotis ir jie daugiau laidų pasirinko filmuoti, tai viskas gerai, bet kad tas bendradarbiavimas po 2 mėnesių tiesiog nutrūko, nes LKD pareiškė, kad tas filmavimas yra per brangus jiems. Dar tame straipsnėje galiu paminėti, kad yra daug neteisingos informacijos. Yra minima, kad mes verčiam Aukštaitijos televizijos laidas. Mes neverčiam nei vienos Aukštaitijos televizijos laidos. Mes rodome tik savo autorinės laidas, kurias patys kūrėme ir filmuojame. Antras dalykas, dar yra minima, kad Aukštaitijos televizija yra kabelinė televizija. Tai nėra kabelinė televizija. Kabelinės televizijos yra apmokestintos, tu turi nusipirkti abonentą, kad galėtų matyti. Aukštaitijos televiziją visi žmonės gali matyti visiškai nemokamai. Tai atrodo, kad ir smulkmenos, bet kažkaip tai norėtųsi, kad viskas, kad ta informacija būtų pateikiama kaip įmanoma kuo tiksliau. Ačiū, įdomiai papasakojate. Dar norėčiau paklausti, 2500 litų tos paramos, koks buvo tikslas? Šita suma tai yra pinigai, kuriuos mes galime pagrįsti čekiais ir sąskaitomis. Tai yra kamera įsigyta, žalias fonas, kameros stovas, serveriai, kad galėtume talpinti puslapį, interneto vardo adresas ir panašiai. Tai visi šitie pinigai, ką mums reikėjo susipirkti, aš investavau iš savo asmeninių lėšų. Ir tiesiog man, kada teko su Roma susitikti, viename susitikime mes pakalbėjome, ir Roma, tiesiog man pasakė, kad tu atsiųsk man tą, ką tu pirkai, ir aš pasistengsiu, kad tie pinigai tiesiog būtų gražinti. Tai, aišku, labai džiaugiamės, kad bent jau kažkas tai nori mums padėti. Aišku, ne visada gaunasi, bet esam dėkingi už tai. Norėtume dar paklausti, kas dirba gestų kalbos televizijoje ir kur vyksta filmavimai?
Gestų kalbos televizijoje dirba 2 mano kolegos. Tai yra Tadas, kuris filmuoja, padeda montuoti medžiagą, tvarko internetinį puslapį. Taip pat mano kolegė Vesta, kuri padeda su informacijos apdorojimu, kaip redaktorė, galim sakyti taip. Ir vertėjos Raimonda, Simona, Birutė, Diana. Ir viskas gal. O filmuojamas tai šiai dienai. Iš viso 7 žmonės, taip? Šiai dienai filmuojamas Aukštaitijos televizijos patalpose, nes mums direktorius leido tai daryti visiškai nemokamai ir kada tik tai norim. Pačioje pradžioje, kada įsikūrėme, filmuodavomės Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Esam dėkingi direktoriui už tai, kad suteikė tą galimybę. Bet čia būdavo filmuotis labai sunku, nes nėra studijos. Mes turėdavom rinktis maždaug 2 valandas prieš filmavimo pradžią, nes turėdavom įsirengti studiją, kad galėtume vykdyti filmavimus. Po to vėlgi ten 2 valandas, kol viską nukabinėdavom. Tai praktiškai užtrukdavo tie filmavimai mums visą dieną, visą šeštadienį arba sekmadienį. Nes įsirengti savo studiją reikalingos milžiniškos išlaidos. Tarkim, ta pati elektra, ar ne, lempom, televizijai, kada filmuojamės, nieks iš mūsų neprašo susimokėti nei litą. O kurčiųjų klubo draugija prisideda kažkiek? Gražiom kalbom. Man teko su Klečkovskaja bendrauti, šnekėjom apie šį projektą, tikrai palaiko ir stengiasi mums padėti, bet šitas straipsnis, dėl kurio kilo visos šitos intrigos, puikiai parodo kitų kurčiųjų draugijos narių nuomonę apie tokius projektus, kurį mes vykdom. Ką norėtumėt pasakyti Lietuvos kurtiesiems, kokia jūsų nuomonė, ką jūs norit, kokią žinią jiems perduoti? Taip pat norėtume pasakyti nuo visų kurčiųjų, pasakyti ačiū. Didelį ačiū. Stengsimės. Žaikėlė. Ačiū.
televizijos ir taip nieko nėra.